geras jausmas, įeini į vidų ir atrodo tokia kaip universiteto miestelio bendruomenė. Back in the day, a sock factory stood here. Now, it's the biggest tech hub in Lithuania. To honor this transformation, we invited 2 generations for a walk down memory lane. 30 metų važinėjau į darbą čia tuo adresu ir dabar pasirodo sūnus. Taip pat pamenu, man mama buvo padarius ekskursijų po įvairius cechus, po įvairius sandėlius. Buvo visko labai daug, labai sudėtingai. Įvairios mašinos, kurios nesupranti, ką jos tam daro. The largest sock manufacturer in the region worked day and night. Sparta dirbo 3 pamainom. Labai panašiai kaip ir mes dabar dirbam, saulės vėjimosi principų. The factory stood on these grounds for almost 60 years. But then it was time for a change. Kaip buvo galutinai mums paskelbta apie tai, kad Sparta bus griaunama, tai taip, man tai buvo didžiulis iššūkis. Of course, the transformation didn't happen overnight. Kėlėme deadline'us irgi kelis kartus, nebežinojom, kada baigsis, vėlavom tik kokius metus pastatyti. Dalyvavo labai daug šalių ir visos jos turėjo skirtingų interesų ir skirtingų lūkesčių šitam projektui. Visais atvejais reikėjo rasti bendrą sprendimą ir tą bendrą sprendimą reikėjo rasti greitai ir kad visi būtų patenkinti. Cyber City had to reshape the landscape without forgetting its legacy. Tokia mintis buvo, kad reiktų palikti kažkokį objektą, kur primintų, kad tai buvo fabrikas. Fasadai labai reljefiški, turi labai tokį tarsi mezginių raštą. Cyber City is not just a name, it's a whole concept. Iš kažkokios uždaros gamybinės teritorijos tai tapo visiems prieinama erdvė. Mūsų idėja jau buvo užkoduota viso kampuso Cyber City pavadinime ir mes būtent tą city, tą miestą integravome į interjerą. Norėjosi suderinti funkcionalumą su estetika, grožiu ir gerų jausmu, noru čia būti tarsi antruose namuose. Brick after brick, Cyber City came to be. Kai mes dar kūrėme Cyber City prekinį ženklą, gimė šūkis It's Tech Possible. Labai smagu pačiam, kaip buvusiam Google darbuotojui, dirbti čia Cyber City ir pamatyti, kad jis nieko nenusileidžia Google, Meta ar Tesla ofisam. Here, its residents can work and play. There's a local bar that also pays tribute to history. 2015 metų pradžioje 2 didžiausias Tesoneto grupės įmonės tilpo į vieną nedidelį kambarį. Dabar sunkiai telpa į 3 didžiulius pastatus. So what's so special about this place? It's 2 generations of people who were and are driving Lithuania forward. Jausmas tai yra iš tikrųjų vienas, pasididžiavimo, labai retai šiaip mes lietuviai stabtelim, pasižiūrim atgal ir įvertinam, ką mums pavyko nuveikti. And you know what? We're not done yet. O ką čia daro? Ai, čia dar vieną pastatą statėm. We are still building the future. Come and see it here at Cyber City.